radijo stotis Rapsai. Labadiena, eteryje paskutinioji Marijampolės kolegijos ciklo Aš kolegijoje Marijampolės kolegija miestui laida. Praėjusiose laidose kalbėjom apie studijų programas, jų privalumus ir studijų bei praktikų atlikimo galimybės užsienyje. Šioje laidoje iš pirmų lūpų sužinosime apie trečiąjį priėmimo į aukštąsias mokyklas etapą. Studijoje vieši Marijampolės kolegijos priėmimo tarnybos vadovė Ginta Šnibaitienė. Labadiena. Labadiena, gerbiami. Tai pradžiai papasakokite apie praėjusių priėmimo etapų rezultatus. Marijampolės kolegijoje priėmimas vyksta puikiai, tiesiog neįtikėtinai, nes šiemet 76% stojančių pasirašė sutartį su Marijampolės kolegija. Palyginus su praeitais metais tai yra labai gerai. 60% visų pakviestųjų yra pasirašę sutartis valstybės finansuojamuose programuose ir 40%, kurie mokės patys už mokslą. Kas rinkosi studijas Marijampolės kolegijoje? Ar studijuos tik tai studentai iš aplinkinių rajonų? Ne, šiuo metu geografija yra labai plati. Yra pasirinkę studijas ir iš Telšių, ir iš Vilniaus, ir iš Biržų, ir labai daug yra atvykusių iš Alytaus. Tiesiog mes esame patenkinti, kad Marijampolės kolegija bus studentų iš įvairių Lietuvos kampelių. Jo, nežiūrint to, kad ir kalbant apie Alytų, išties irgi turi kolegiją, bet renkasi Marijampolės kolegija, tai išties turbūt džiugina. Labai fainai, puiku. Šiais metais buvo pasiūlytas ir keletas naujų studijų programų. Kokie rezultatai ar sudomino naujosios programos stojančiuosius? Iš tikrųjų, nauji pavadinimai ir naujos studijų programos visą laiką veža studentus ir moksleivius, dėl to mes esame džiugūs, nes pasirinko verslo anglų kalbą ir sausumos transporto technologiją gana gausus būrys moksleivių. Ir atvykę yra ne tik iš Marijampolės regionų, bet ir iš Alytaus ir iš kitų regionų susidomėjo mūsų specialybėmis ir atvyko pasirašyti sutarčių. Nepabūgo kelio tolimo, ar ne, net ir iš Vilniaus atvyko studijuoti pas mus į kolegiją. Esame labai patenkinti. Jeigu padetalizuojant būtent tas naujasias programas, grožio ir sveikatos vadyba, turbūt kažkaip panašiai vadinasi programa. Kaip žinia, jos nebuvo sistemoje, kad prisijungę, jie nematė tokio pasiūlymo. Kaip rezultatai šios programos? Kaip žinia, žiūrint į tendencijas, jinai populiari yra. Taip, sveikatos ir grožio verslas yra populiarus ne tik tai Lietuvoje, bet ir visam pasaulyje. Ir tai yra ant bangos visam regione. Ir mes tikriausiai suspėjome į traukinį ir pasiūlėme šitą programą pačiu laiku. Nors ir aišku, nepateikta informacija buvo Lama BPO sistemoje, bet viešo informacinio pobūdžio informacija yra puikiai reklamuojama ir tie, kurie susidomėjo, prašom dar atvykti iki rugpjūčio 26 dienos tiesiogiai į Marijampolės kolegiją ir be to dar ieškoti informacijos internetinėme Marijampolės kolegijos puslapyje ir rinktis šią specialybę. O kokios vyraujančios tendencijos, kokios srities studijas renkasi studentai, stojantys? Na, šiaip Marijampolės kolegija labiau renkasi tie, kurie nori studijuoti technologijas krypties specialybės. Ir iš tikrųjų informacinių sistemų, viešojo maitinimo grupės jau yra praktiškai sudarytos ir tikrai galime džiaugtis pilna komplektacija. Aišku, yra ir kitos specialybės populiarios, tiesiog kaip socialinis darbas tikrai labai populiari specialybė. O ar yra, jūs paminėjot, kad beveik užpildytos grupės, ar yra tokių programų, kurios jau surinko maksimalų studentų skaičių ir priėmimas į tas programas jau baigtas, ta prasme? Ne, kol kas to nėra, tikrai mes priimsime visus norinčiuosius ir aišku, jūs galite dar suspėti ir turėti šansą dalyvauti papildomam priėmime ir dalyvauti tose studijų programuose. Atvirai pasakius, kalbant apie tą trečiąjį etapą, aš buvau įsitikinusi, kad pretenduoti į valstybės finansuojamas vietas galima tik pirmuosiuose priėmimo etapuose. Tai kaip yra iš tikrųjų? Iš tikrųjų yra naujovė Lama BPO sistemoje ir nuo šių metų papildomame etape gali dalyvauti tikrai gausus būrys tų, kurie pirmiausiai yra pasirašę sutartis
su valstybės nefinansuojamuose studijose, jie gali keisti savo studijų kryptį, gali parašyti naują prašymą su 6 pageidavimais ir dalyvauti vėl iš naujo valstybės finansuojamuose arba valstybės nefinansuojamuose su studijų stipendija srityse. Dabar taip pat gali dalyvauti ir tie, kurie visiškai dar nepildė prašymų į LAMA VPO sistemą. Tie, kurie pavėlavo, kurie galbūt gyvena užsienyje ir nespėjo parašyti prašymų, jie gali pildyti prašymą nuo rytojaus, tai yra nuo rugpjūčio 7 dienos iki rugpjūčio 10 dienos, užpildyti LAMA VPO sistemoje elektroniniu būdu ir jeigu jūs esate baigę iki 10 metų savo vidurinę mokyklą, tai atnešti dokumentus į bet kurį LAMA VPO punktą, tai yra savo asmens dokumentą ir brandos atestatą arba jų kopijas ir dalyvauti papildomam priėmime ir valstybės finansuojamuose, ir valstybės nefinansuojamuose su studijų stipendija ir aišku valstybės nefinansuojamuose studijos. Ir kur turėtų atnešti tuos dokumentus? Konkrečiu atveju į Marijampolės kolegiją. Į Marijampolės kolegiją jūs atvykstate į ten, kur yra Marijampolės kolegijos pagrindinis pastatas, tai yra Kvietiškis Petro Armino 92, 114 kabinetą. Mes dirbsime rytoj iki 5 valandos, šeštadienį iki 14 valandos ir pirmadienį iki 17 valandos. Žodžiu, pirmadienį iki pirmadienio 17 valandos visi pasiryžę studijuoti, gauti žinių, gerų specialybių, ta prasme, išmokti ir studijuoti ir pajusti studentišką gyvenimą, turi iki pirmadienio 17 valandos pristatyti dokumentus. Taip. Tie, kurie baigia po 10 metų, jie visą tai gali padaryti prisėdę internete. Taip. Tai kodėl turėtų rinktis būtent studijas Marijampolės kolegijoje? Kaip jūs manote? Ką jūs pasakytumėte tiem, kurie dvejoja ir galvoja, kad Marijampolė, viską čia reikia į didmiesčius, keisti aplinkas ir kokius jūs išvelgėte privalumus? Tikrai nebūtina keliauti į didmiestį, galima tai daryti. Visą tai, ką daro užmiestyje studentai, kitose miestuose studentai galima daryti ir Marijampolės kolegijoje. Pirmiausia, tai yra įvairūs studijų programų spektrai. Gali pasirinkti, atrasti save kiekvienas. Gali pasirinkti 16 įvairių profilių studijų programų. Taip pat pačioje kolegijoje vyksta praktika studentų. Tai yra teorija ir praktika yra susieta. Praktika vyksta ir pačioje kolegijoje ir tiek už jos ribų. Studentams suteikiama draugiška aplinka, vykdoma partnerystė tarp studentų, dėstytojų ir darbdavių. Marijampolės kolegijoje gerbiama studentų nuomonė. Yra aktyvus bendradarbiavimas su darbdaviais. Bendruomeniai palaiko ryšius su kitomis šalies švietimo ir mokslo institucijomis, įstaigomis, taip pat su socialiniais partneriais ir vykdomų studijų programos atsižvelgiant į studijų tikslus ir atliekama praktika pas socialinius partnerius. Yra nuolat atnaujinama studijų aplinka, atnaujinamos auditorijos, dirbtuvės, laboratorijos, bendrabučiai. Taip pat yra šiuolaikiškai pateikiamos žinios, taikomi interaktyvūs žinių perteikimų metodai, priklausomai nuo specialybės, paskaitų medžiaga pateikiama elektroninėje erdvėje, organizuojamos komandinės užduotys, vaidybinės situacijos, savarankiški tyrimai. Nebūtina baigusiems studijams keliauti į kitas aukštąsias mokyklas, galima papildomai pratęsti studijas Marijampolės kolegijoje, nes kolegija yra pasirašiusi sutartį su Mykolo Riomerio universitetu ir Kauno technologijos universitetu ir galima stoti į papildomas studijas ir po to tęsti studijas magistratūros studijų programą. Ir visą tai nereikia niekur važiuoti, visą tai galima atlikti Marijampolės kolegijoje. Taip. Paskaitos yra suderinamos su profesinė veikla ir vyksta penktadieniais vakarais arba šeštadieniais. Todėl niekur nereikia vykti ir labai patogu gyvenantiems čia Marijampolės regione. Išties privalumas didelis. Taip, ir kolegijos pozicija yra veiklus ir iniciatyvus studentas, aktyviai kuriantis savo ateities planus. Ir visa aplinka yra siekiama sudaryti sąlygas ir kurti tokią aplinką studentams, kad formuotųsi laisva, aktyvi ir kritiškai mąstanti lyderiauti kartą.
Tai dėkui Jums iš ties už tokią pakankamai išsame informaciją. Noriu pasakyti, o mūsų klausytojams, kuriems galbūt pritrūko kažkokios informacijos, jie iš ties gali apsilankyti kolegijos puslapyje adresu marko.lt ir prieš priimant jau tą galutinį sprendimą dar kartą peržvelgti studijų programas, siūlomas Marijampolės kolegijoje. Tai dėkui Jums. Jo, iš ties net ir sako tarnybos vadovė, kad nepraleiskite šansų pasirinkdami pačias geriausias studijas Marijampolės kolegijoje.